Sveiki, Aleksandrai. Iš tikrųjų, labai malonu su jumis sveikintis. Ir jūs mane kalbinot nesenai, tai aš susistačiau visą savo įrangą ir galvojau, pradėsiu irgi daryti tokias kaip laidas trumpas, pasidiskutavimą. Tai šiandien gal norėčiau pakalbėti, gal pristatysiu jūs, kurie publika gal mane seka, kad nežino, tai Aleksandras Nemunaitis dirbo Vilniaus miesto taryboje, yra ir savo partijos pirmininkas. Lietuva Ir visų. Lietuva visų, taip, ir yra labai aktyvus Vilniuje, kai kalba eina apie miesto savivaldybę, apie miesto reikalus. Ir šiandien galbūt pakalbėsim šiek tiek apie visą tą susidariusią situaciją, tą susipriešinimą, apie ideologinius tikėjimus partijomis, kaip partijų ta visa ideologija yra susipynusi ir tie, kurie netiki ar neseka kažkurios partijos, žmonės yra priešinami. Tai vad, Aleksandrai, norėjau jūs pakalbinti, kad jūs pasakytumėt savo nuomonę apie šitą visą situaciją. Tai laba diena, matai ir visi, kas mus stebi. Tikiuosi, kad kažkas žiūri, tuoj pasižiūrėsim. Keistas dalykas iš tikrųjų su tom partijom ir jų ideologijom, jeigu vad galiu nuo šito dalyko pradėti, nes ir praeitos savaitės buvo keli tokie įvykiai, kurie man irgi privertė pagalvoti ir ar iš vis tie patys partijų netgi nariai, netgi lyderiai supranta tos partijos, kurioje jie yra, kokią ideologiją jie atstovauja. Nežinau, ar Matą Maldeikį galima būtų priskirti prie Tėvynės sąjungos lyderių, bet bent jau tikrai matomas personažas ir jisai žinių radijo laidoj bandė įrodyti, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kad jų pavadinime jau net nebėra žodžio konservatoriai. Tai ir dėl to, kad jie priklauso Europos Sąjungos, Europos parlamente kitai grupiai, tai vad, pavyzdžiui, jie nuo tų savo konservatyvių idėjų šiek tiek ir atsitraukė. Tai buvo Facebook'e sureaguota į tai ir ten nuoroda į jų įstatus, kad visgi ne, ten pilnas partijos pavadinimas visgi turi savyje ir žodį konservatoriai, ir kad įstatuose parašyti, kad jie turi atstovauti krikščioniškas vertybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bet vat, ką aš bandau pasakyti, kad dabar bandoma manipuliuoti kaip kam patogu. Ir tos partijos realiai nuo savo ideologinio pagrindo kažkaip pabėgia. Ir pagal ką žmonės renkasi tas partijas, tai yra tikrai pakankamai sunku. Ir aš mačiau paties pasirodymus, va čia Facebook'e pakankamai populiarūs, jie buvo du išėjimai apie tai, kad kiekvienoje partijoje yra normalių, adekvačių žmonių, su kuriais galima kalbėti. Aš tam visiškai pritariu. Ir demonizuoti jų nereikėtų. Tai gal tiek vat įžangai. Labai įdomu. Labai įdomu iš tikrųjų pastebėti yra, ką jūs Vilniuje irgi kokią veiklą užsiemat, nes matosi, kad rūpi bendruomenės reikalai, bet aš iš esmės matau tokį kaip ir visuomenės supriešinimą. Jeigu tu nepalaikai kažkurios tai partijos ar tos partijos auditorijos, tai tu esi automatiškai priešinamas. Aišku, tas, kas atsitiko Palangoje, tai čia yra visiškas ekstremalumas. Aš iš tikrųjų atvirai pasakysiu, nesitikėjau, kad iki tokio žemo lygio galima dasiristi. Tai esu labai pilietiškas, aš jau net nenoriu kartotis, kiek aš myliu tą Lietuvą ir kiek esu ir stengiuosi daryti dėl Lietuvos, bet kai tave turinti kitokią nuomonę ir ypatingai, kai tu viešini kažkokius tai miesto bendruomenės reikalus, rūpinis socialiniais reikalais, tave pradeda vadinti prorusišku, tai man atrodo, jau čia yra tos raudonos ribos, kur yra priešinama bendruomenė, bandoma įvesti destrukciją, nors ta kita pusė, būtent taip sakydama, bando mano pasisakymus ir mano tą viešinimą visų tų neskaidrumą ar, sakykime, mano asmeninės nuomonės reiškimą kaip destrukciją. Nes jeigu mes net pasižiūrėtume į Konstituciją, prisipažinsiu, kad Konstituciją perskaičiau iš tikrųjų prieš praėjusius rinkimus patį pirmą kartą, nes kai atėjau į rinkimų apygardą, vaikams dalino Konstituciją, aš sakau, aš noriu ją pasiskaityti, nesu niekad skaitęs, tai yra net įtvirtinta, kad visų mūsų teisės ir laisvės yra saugomos įstatymo ir Konstitucijos ir mes galime jas reikšti atvirai, bet neturim riboti kitų žmonių teisės. Tai vat, ar jūs jaučiatės, Aleksandrai, kad jums yra trukdoma dėl jūsų nuomonės išsakymo, nes jūs pats dirbate opozicijai. Kokia yra situacija pas jūs? Tai pakankamai panašiai kaip ir čia. Mačiau irgi šitą, net nežinau, ar čia yra konfliktas, nes konfliktas, kai dalyvauja abi dvi šalis.
Tai aš tik mačiau puolimą iš Palangos mero paties atžvilgių, pats labai gražiai atsakinėjai į klausimus ir ten diskutuoti, gal net nereikia veltis į tai ir neigti tą prorusiškas, neprorusiškas, nes čia yra toks sunkiai rodomi dalykai. Bet Vilniuje tai aš turiu tokią pat situaciją. Vilniaus meras, aš turiu video įrašų, kad jis net privačiai sustikdamas su žmonėm vadina mane penktąją koloną. Tai reiškia, mes turim tokią pat situaciją. Kai tik tu kritikuoji kažką, tai tuomet tau lipdomi visokiausi lipdukai. Ir ir panašu, kad tai veikia, nes dalį auditorijų tas veikia. Ir mes turim tą polarizaciją, kad kiekvienas traukia tą kaldrą link savęs ir tą savo auditoriją link savęs. Man atvirkščiai priimtinas toks dalykas, kad mes galime sutarties kai kuriais dalykais, visiškai nesutarties kitais dalykais ir tada mes bendrausim ir sieksim kažkur rezultatų ten, kur sutarėm, o kitur bandom konstruktyviai oponuoti vienas kitam. Nu, taip turėtų būti. Taip aš noriu tikėti, kad mes kažkada tą savo nenoriu net sakyti elektoratą, nes neturime mes kiekvieną žmogų irgi vertinti pagal tai, kad jis tavo rinkėjas, ne tavo rinkėjas. Bet kalbėsiu gal apie tai, kad Lietuvos žmonės, kad būtų šiek tiek kritiški visiems, visą informaciją, ką išgirsta, kad mokėtų surinkti informaciją iš skirtingų šaltinių, patys priimti sprendimą. Tuomet nelips tokie lipdukai prorusiškas. Kaip tu gali sakyti prorusiškas, jeigu tu matysi, kad, palauk, bet žmogus daro tą ir tą. Čia pasisakė taip, čia jo veiksmai rodė taip. Tai jie tiesiog neprilips. Bet kad mes kažkokie dabar, kaip visi, kaip žmonės, ar tai tingus ir dėl to neskiriam laiko smegenų higienai ir nebeskaitom tiek, kiek galbūt reikėtų. Dėl to nesam kritiški ir turim tuos savo nuomonių lyderius, kurie mums dėl vienokios arba kitokios priežasties yra priimtini. Ir dėl to jau paskui tada sugeriam viską iki galo, ką jis sako. Iš esmės taip neturėtų būti. Turėtų būti, kad mes kažkokią ties vieną nuomonę galim sutart, ties kitą galim absoliučiai nesutart. Vat aš su Skirmantu Malinausku šiandien ryte Facebook'e mes diskutuojam, nors prieš tai yra labai temos, kur visiškai sutarėm, bet dėl sporto finansavimo mes nesutarėm. Ar dėl to aš, pavyzdžiui, dabar blogai apie jį galvoju? Ne. Toliau diskutuosim, toliau bandysim vienas kitą įtikinti. Tai yra absoliučiai normalu. Bet man atrodo tas normalu, nes protingai išsilavinę žmonės šitą visą konstruktyvų dialogą gali paversti kaip į pozityvų rezultatą. Bet man atrodo, kur yra pačios didžiausios rizikos ir kad ir kaip naivu atrodytų, aš suprantu, kodėl žmonės, kurie yra opozicijoje, šiandien aš suprantu, ar kurie turi kitokią nuomonę, tu skiri savo laiką pilietiškumui, stengiasi daryti dalykus dėl bendruomenės, kai kurie gal daro dėl savanaudiškų paskatų, gal turi kažkokį tai verslą, bet nori vis dėlto, kad viskas būtų sąžininga, demokratiška, bet savivaldybėse yra tokie kaip viešinimo pinigai. Tai aš nekartą girdėjau, kaip ir jūs reiškite savo įrašuose, kaip kalbėjote, kokios sumos yra skiriamos. Ir kad suprasti tą visą schemą, kad žmonės įsivaizduoja, kad tiesiogiai ateina sumoka kažkam tai, kad kažkas tai parašytų kažką gerai. Tai jūs labai puikiai paaiškinot, kaip tai veikia Vilniui, nes aš matau Palangos pavyzdį, nes yra keli laikraščiai, yra ir Klaipėdos laikraščių, Vakarų ekspresas, Palangos tiltas, kur tiesiogiai yra sponsoriaujami miesto savivaldybės ir tie laikraščiai nėra naudojami, sakykime, skleis gerai žiniai nuveiktiems darbams, bet yra daugiau susidoroti su opozicija, skleisti kažkokį tai šmeižtą, nepatikrinimą, kažką pasakė. Ir man labai patiko pasakymas, pats ir buvot pasakęs, vieną bobą sakė. Ir kai pasigauna tą didelį auditoriją, tada labai jau sunku kažką ir neigti. Tai kaip Vilniuje yra su tais viešinimo pinigais, kokios sumos Vilniuje yra? Vilniui mastas tiesiog yra visai kitoks ir Vilniaus miesto savivaldybė vien šiemet savivaldybės darbų komunikacijai yra skirta 960 tūkstančių eurų, tai reiškia beveik milijonas eurų. Į tą įeina virš 200 tūkstančių viešųjų ryšių agentūros paslaugos. Ir man irgi tada vėlgi iš milijono beveik ketvirtadalis viešųjų ryšių agentūros darbui. Tarsi žmogau, visi mes įsivaizduojam turbūt, kad jeigu tu darai gerus darbus, ir taip yra matomi. Blogiausia, tu pranešk svetainiai, Facebook'e. Bet kad tu dar turi samdyti viešiukus tam, kad padėtų merų ir administracijai tą dalyką išviešinti, man tai yra keista. Panaši suma yra skirta
socialinių tinklų administravimo, reiškia, postų rašymų ir taip toliau. Tai mes turime situaciją, kai Vilniaus miesto savivaldybė yra 14 žmonių, kurie dirba komunikacijos skyriui. Kodėl dar reikia skirti 250 000 tam, kad kažkas prižiūrėtų soc tinklus? Vėlgi, paprastam žmogui 250 000 čia būtų kokie 5 etatai, jeigu tu nori žmogų kokios 2200 mokėti į rankas, ištisus metus, tai 5 tokie etatai, tai pavirsta į 250 000. Tai reiškia, samdo įstaiga, kuri tokius dalykus daro. Tai tokie didžiuliai pinigai, jie ir leidžia tiek iš tikrųjų užpirkti daug reklamos, tiek galbūt, ką aš įtariu, dar žiūrėsim, ar pavyks tai įrodyti, tyčia permokėt, bet panašiom agentūrom, kad jos, kai ateina laikas, arba kad ir net nelaukiant rinkimų, jos papildomai samdytų kažkokias paslaugas, pavyzdžiui, influencerius ir taip toliau, kas šiuo metu yra populiaru. Ir tuomet jau jie dirba tam, kad atskiros partijos arba atskiro veikėjų reitingai kiltų. Ir tuomet iš tikrųjų gali meras ar administracijos vadovas atsistoti, žegnotis ir sakyti, kad mes jam nemokėjom. Ir jis bus absoliučiai teisus, nes nebe jis moka. Bet jau ta agentūra, kuria permokėta galbūt tyčia dėl jos, negu realiai kainavo jos paslaugos, jau jinai samdo tą žmogų, kad jis lik netyčia į savo populiarią laidą pakviestų vienokį arba kitokį veikėją. Tai čia yra, aš tik užbaigsiu tuo, dovanokit, kad išsiplačiau, tai čia vien milijonas pareina iš savivaldybės tiesiogiai tokiem. Kur aš pradėjęs tyrimą, ir jis jau nukeliavo dabar iki FNTT, už 23 metus, pavyzdžiui, miestas pervedė Go Vilnius, tuo metu ten buvo apie 11 milijonų eurų, iš jų 4 milijonus jie nesugeba pagrįsti, kai išleista irgi panašioms įstaigoms dėl komunikacijos. Reiškia, per metus 4 milijonai eurų nesugeba Go Vilnius pagrįst, kaip buvo išleidžiami komunikacijai. Tai prie to milijonų turim dar, pavyzdžiui, 4. Tai tokie pinigai kalba apie Vilnių. Ir aš manau, kad šitoje vietoje jau tuomet tie patys pinigai gali būti naudojami ne tik Vilniui. Jeigu visgi aš esu teisus, ir tai yra tiesiog eina komunikacijai, bendraja prasme, tai gali gauti kažkokių papildomų paslaugų ir, pavyzdžiui, tos partijos, kurios atstovas ar vadovauja miestui. Bet aš galvoju, kad visą tą, ką perklausiau, pati didžiausia rizika yra ir tai, kad mes neneiksim, kad yra užpirkinėjami straipsniai, galbūt kažkokiam tai viešinimui. Ir jeigu įsivaizduotume, kad tu valgai iš kažkokio tai puodo, sakykime, tave šeimininkas maitina, šeimininkas, tai šiuo atveju, sakau, miesto savivaldybė, ir vėliau tu pradedi kasti į koją, tai automatiškai tas pasakymas, tugi nekasi savo šeimininkui į koją, tai tada jau kyla tada klausimas, ar viskas taip vyksta skaidriai ir legitimiai, kai norima išsakyti kažkokią tai kritiką. Aišku, yra gal tie didieji dienraščiai, kažkokia tai kultūra, žurnalistika yra, bet iš esmės, kai kalbame apie politiką, apie rinkimus, tai prasideda tokie slidus dalykai, kur tada galima labai ir pajausti, kad viskas labai jau kažkaip krypsta į vieną pusę ir dažniausiai tą pusę, kuri buvo valdžia prieš tai. Bet čia kalbam ne tik apie konservatorius. Matai, bet ir apie Palangę, aš noriu savo Vilniaus, bet ir Palangę pritaikykit. Mes abu dabar suprantam, kad Vilniui išleidžia pinigų, mačiau, jūs rodot irgi, kad išleidžia pinigus Palangos valdybė, yra sutartis, netgi, ta prasme, čia yra vieša informacija, kad jie perka žiniasklaidos, o jūsų žiniasklaidos, tas skiriami pinigai žiniasklaidai, yra kur nors bent jau užsakymo numeris. Man neteko matyti, išleidžiame tokios milijonais pinigų, bet prie straipsnių aš niekur nematau, kad jis yra nupirktas, ar už jį sumokėta. Ar tai yra radio laida, kad būtų kažkur bėganti eilutė ten irgi, kad tai yra sumokėta, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės už šitą straipsnį. Tai aš tokių dalykų nematau. Jums gal pavyko kažkur matyti? Pas mus iš tikrųjų situacija dar prastesnė. Iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio žiūrint, tos sumos gal ir netrodo, kaip sąlyginai nedidelės, 15 000, ten 12 000, yra ir 15 minučių, ir Delfi, tai negali sakyti, kad šitie dienraščiai, ten Delfi 15 minučių sistemingai kažką tai daro. Aš matau tos kritikos, tikrai matosi tie straipsniai, bet yra ir kiti tie, sakykime, netiesioginiai finansavimo būdai, taigi yra ir įvairiausi kiti projektai, yra miesto renginiai, yra šventės, vėl ir atsidaro tokios kaip Pandoros tokia skrinė, kur tu gali daryti rėmimus,
Tai patį puikiausią pavyzdį, tai turbūt visa Lietuva žinos. Ir mano kritika apie tą patį Igničio renginį, kuris visi čia garsiai kalbėjo, tai aš nuo pirmos dienos sakiau, čia yra viešųjų ryšių akcija. Aš dar nežinau tuo metu, kad bus kažkokia tai šventė, tie šviestuviai viešųjų ryšių šventė. Ir kai mes po to pamatom, kokios sumos yra skiriamos, aišku, ponas Jakilaitis, aš prieš poną Jakilaitį kaip apie žurnalistą neturiu nieko blogo, bet aš pastebėjau paskutinės laidas, ypatingai kur veda per Lietuvos LRT televiziją, tai jeigu atkreiptume dėmesį, yra visi lydintieji klausimai, kitaip sakant, leading questions. Tai iš karto susidaro tokia nuomonė. Palangoje konservatoriai, ant scenos yra vedamas renginys, yra daroma kažkokia tai reklama ir viskas tada vis tiek kaip ir tu įrodyti negali, bet tada atsidaro durys visokiom sąmokslo teorijom. O kodėl mums tada reikia? Ką mes neturim pasamdyti profesionalių renginių vedėjų? Mums reikia dabar iš Vilniaus, kad atvažiuotų ponas Jakilaitis, pravestų Igničio renginį. Jisai pasidarytų savo reklamą. Jeigu dar ponas Jakilaitis nuspręstų kandidatuotis į prezidentus, atvažiuoja, pagiria, kokie mes čia faini, pagiria Ignitį ir mes čia turim tą vėjo jėgainę. Aš ne prieš tokius dalykus, bet aš ką noriu pasakyti, mes patys visą Lietuvą ir susimokam. Tai nereikia pasakoti, kad čia mes turim viską už dyką, bet jeigu suvedant į tą patį reklamas, tai čia lygiai ta pati situacija, identiška situacija. Tik tai čia jau naudojamės valstybės pinigais ir mokesčių mokėtojų pinigais. Taip, aš irgi tik norėčiau patikslinti, kad, pavyzdžiui, aš nemanau, kad visa čia žiniasklaida kažkokia susitarus ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, irgi negaliu skūstis dėl dėmesio. Aš tikrai gaunu pakankamai dėmesio iš žurnalistų. Ačiū jiems už tai, bet tiesiog aš bandau parodyti, kad, pavyzdžiui, nelygiavertės tos svorio kategorijos, pavadinkim, o žmonės ir susidaro tą įvaizdį, ypač jeigu, pagal informacijos kiekį, vėlgi, kažkur yra pozityvas, yra koks nors, pavyzdžiui, Aleksandras Nemunaitis arba Gailevičius Matas, kuris vėl viskuom nepatenkinti, ne? Tai žmonės tą patį pozityvą, jie geriau priema, o jeigu dar padedi į reklamą, sudedi pinigus, tai pasiekiamumas visai kitoks. Visiškai sutinku, iš tikrųjų, ir norisi to daug pozityvo, aš matau ir jūs pats pozityvus ir iš esmės aš pats kaip žmogus esu labai pozityvus, bet jeigu žmonės sužinotų, kiek tų temų galima ištisai kalbėti ir daryti, jau tu kartais net galvoji, gal jau net reikia palaukti, nes iš kitos pusės, kai tave bandoma nupiešti kažkokiu tai priešu, tai ir nori parodyti, kaip žmogui viskas yra negerai. Ir man dar paskutinis įrašas miesto mero, kuris ten mane išvadino prorusišku, iš tikrųjų daug labai skambučių ir miesto žinučių sulaukiau, bet pasakymas, kad šitą žmogų kažkas remia, jisai skiria labai daug laiko. Aleksandrai, aš nežinau, ar jūs pats turėjote asmeninį verslą, aš kaip pavyzdį galiu duoti, kas yra asmeniniam versle ir kas yra verslininkas. Tu esi direktorius, tu esi pardavėjas, tu esi treneris, aš kalbu dabar apie sporto klubą, tu esi valytojas, kai valytojas nėra, tu esi marketingas, tu dedi postus, tu kuri tekstus, tu komentuoji, tu esi viskas viename ir kai Šarūnas Vaitkus parašo, kad kažkas montuoja įrašus, kažkas rašo tekstus, kažkokie čia tai yra kažkokie susitarimai juodi, žmogus nesupranta, sėdėdamas valstybiniam darbe, kai jisai turi departamentus, kad paprastas žmogus, kuris daro verslą ir jisai yra vienas visame kame. Ir man iš tikrųjų juokingi yra tie visi, aš žinau, kiek laiko žmonės praleidžia montavimuose, aš nežinau, kiek jūs, bet aš asmeniškai dedu viską organiškai, nusifilmuoju, įdedu kartais ten kažkokį paveiksliuką uždėti. Visas tas, nekalbant apie įrašo trukmę, užtrunka sumontavimas 10 minučių 15. Bet tiem žmonėms, kurie nesigaudo, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės, bandoma nupiešti. Taip, čia yra dideli pinigai įvelti, čia dabar kažkas didelis baubas, čia sponsoriauja, daro. Tiesiog žmonės nori įtikinti, kad negali būti pilietiško žmogaus, kuris tiesiog nori išsakyti savo nuomonę. Ir netgi ta tema, kad žmonės sako, tu čia jau ruošiesi eiti į merus. Aš nesiruošiu eiti į jokius merus, bet jeigu ir aš ruoščiausi, Aleksandrai, kame čia yra blogis? Tai matai, iš tikrųjų geras klausimas, nes tai tavęs klausinėje, o man jau vos nepriekaištauja, kad visa tavo komunikacija, sako, čia dėl to, kad tu ruošiesi rinkimams. Pirmas dalykas, taip, aš politikas, aš jau net tą statusą turintis politikas, aš tarybos narys. Antras dalykas, aš partijos vadovas. Tai būtų labai keista, jeigu aš aktyvus politikas ir neplanuoju, pavyzdžiui, eiti į Vilniaus merus arba mano partijos koks nors kolega
Tai tam žmonės ir ateina į politiką, kai tu matai kažkuo, kuom tu nepatenkintas, kur tu galvoji, kad gali būti daroma geriau, normalu siekti ir tai yra būtent tam tikros pozicijos, tai ir yra įrankiai, kaip tu gali tą dalyką padaryti. Nu, kažkurio momentu tu nuo kritikos pereini prie pasiūlymų, o baigėsi tuo, kad tu bandai siekti tų pozicijų, kad tu visgi su tos pasiūlymus tą savo viziją ir realizuotum. Labai organiškas, labai natūralus procesas. Paties pareiškimai irgi man labai patinka apie tai, kad nu žmonės, nu būkit pilietiški, dalyvaukit irgi politikų, net nebūtinai galit būti šalia politikos. Pavyzdžiui, pas mus formatas yra toks, kad į mano organizuojamus susirinkimus susirenka tiek partijos nariai, tiek ne partijos nariai, kurie gali atnešti savo ekspertiškumą vienokiu arba kitokiu klausimu. Aš net tu gali net nedalyvauti toj partijoje, ateik kartą per mėnesį, išgerk kavos, pakritikuok netgi vat, kolegas, kurie galbūt iš tikrųjų nusišneka, arba pasiūlyk, kaip reikėtų, pasakyk, o žiūrėk, kitoj šalyje vat, realizuojama taip, taip ir taip. Tai praturtina pačią diskusiją, praturtina žmonės, netgi tie, kurie eina į politiką, jie turi tą ekspertinę nuomonę šalia. O ekspertai kažkiek tada pradeda suprasti apie politiką, kad tu gali žinot, kaip reikia padaryti, bet tu to nepadarysi, nes ir ten yra kažkokios ten, nežinau, priežastys. Tai vad dalyvavimas arba visuomeninė veikloje, arba politinė veikloje, tai yra labai labai sveikas. O klausimas yra dabar, sakau, vat, jūs kaip politikas, nes vis tiek atstovaujat Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniečius, vis tiek matot ir gerų darbų. Nu, ką padaro, pavyzdžiui, jūsų oponentai, sakykime, partijos, kas yra daugumoje. Tai ar yra ta komunikacija, kai jūs, pavyzdžiui, kaip politikas galit prieiti ir pasakyti, va šitas sprendimas buvo geras, sveikintinas, gera pozicija, sveikinu. Ar jūs galit, nežinau, čia galima tokį žodį sakyti, perlipti per save ir jūs taip darot, ar tiesiog dabar mes politikui turim tokį dalyką, kad viską, ką daro opozicija, tai mes prieštarausim, viską, ką daro opozicija, mes prieštarausim, yra didžiausias blogis, netgi ir geri dalykai, kuriuos padaro, mes jau nebegalim pasakyti, kad čia yra gera pozicija. Yra tokių dalykų nedaug, prisipažinsiu, tarsi aš gal kartais irgi esu labai angažuotas ir taip yra, jau tiesiog, kai nemėgsti atskirų personažų, yra sunku tą dalyką padaryti, bet, pavyzdžiui, per paskutinius kelis mėnesius buvo tokie dalykai, kur aš netgi ir tarybų posėdžių salėje irgi paprašiau žodžio ir aš ginu valdančiųjų siūlomus sprendimus prieš kitą opoziciją arba net prieš dalį valdančiųjų. Nes ten, pavyzdžiui, pas mus yra Tėvynės sąjunga ir Laisvės partija. Tai Laisvės partija nenorėjo palaikyti Tėvynės sąjungos pasiūlymą, o aš atvirkščiai buvau tas, kuris siūlė palaikyti. Čia kalbu konkrečiai apie tai, kad mistiniais būdais žmonėms gražinta žemė buvo iš esmės Vilniaus centre arba netoli centro. Ir mes turim tokią situaciją, kad nors Vilniuje Baltupiuose, kas Vilnietis žino, yra žemės gabalėlis, kur jau kaip ir žmonės pasiruošę pastatyti daugiabutį. Ten, kuris vizualiai atrodo net netilptų, bet jie jau turi planą, kad to jis čia bus. Tai savivaldybė siūlo, diagnozavo 52 tokius sklypus ir jie pasiruošę juos išpirkti, kad tiesiog kad žmonėms palikti žalią plotelį. Tai man atrodo, kad tai yra atvirkščiai, tai yra labai geras sprendimas. Aišku, reikia žiūrėti kokią kainą, kad nepermokėt, kad nekiltų kitų klausimų. Bet tai, kad savivaldybė ginant viešą interesą, nenori, kad čia vidury kiekvienos aikštelės atsirastų daugiabutis, o geriau atvirkščiai palikti tą žalią plotą, nu, man atrodo sveikintinas. Tai aš labai ne tai, kad ten atėjau ir paplekšnuoju per petį, o aš viešai giriu ir raginu ir sakau, nu, puikus sprendimas. Tai tokių yra, nėra labai daug, bet... Aš galvoju, visi tie dalykai tokie yra sveikintini, nes visas tas toksai susipriešinimas gal atrodys ir keistai, bet aš galvoju, jeigu mes yra kryptis valstybėje, kurias darom, sakykime, eina mūsų visa valstybė ir tie patys miestai vakarinė kryptim, visas tas toksai supriešinimas, bandymas išsispausti savo kažkokios asmeninės naudos, politinio ten svorio ir visa bendra situacija tai yra didelė suirutė ir aš asmeniškai nuoširdžiai pasakysiu, 2 metai atgal visiškai nesiekiau politikos, tiesiog tikėjau, kas buvo sakoma per televiziją, dabar turiu daug didesnį kritinį mąstymą, bet tokio supriešinimo, žinokit, tikrai nesijaučiau ir net savo tais pasakymais aš noriu pasakyti,
pasakyti, nesu nei prieš vieną partiją. Aš esu už geras idėjas, žmonės, kurie palaiko geras idėjas, kurias neša bendruomeniai naudą, valstybei naudą, bet aš tikiuosi to paties ir iš didžiosios dalies žurnalistų. Žinau, kad nėra įmanoma su visais. Ir patinka man ir tos viešinimo akcijos, ir čekiukai, ir, sakykime, ponas Tapinas, bet aš galvoju, kad čia per daug neįsiplečiant yra iš tikrųjų tokia labai plona riba, kur tas visas toks viešinimas ir pasijautimas, kad tu gali kontroliuoti praktiškai valstybės visą tą kelią ir pakreipti kažkur, vėliau gal ir gąsdinimas, va dabar jeigu pateiksit ministrą, nesvarbu ten kokia partija, ar socialdemokratai, ar Nemuno aušra, va tai dabar aš jau čia išviešinsiu. Nu tai iš viso, tai kaip ir politologai sako, nu mes nebeturėsim žmonių, kurie nenorės eiti į politiką, tai gal reikia truputėlį susimastyti ne savo siaurų interesų. Tai lygiai taip pat, aš ir Palangoju, mane paklausiau to klausimą, neatsitiktinai, nes aš galiu, kaip sako, tu vien tik tai pyksti Palangoju. Ne, aš šiandien radijoje ryte girdžiu, Palangoju nesenai atsitiko toks įvykis, kad turbūt matėt, kad ten rado pas Gintarėlio darželio auklėtoja, aš nežinau, ar ten valgyklai dirbo daug maisto produktų. Tai iš tikrųjų per tiek metų, 5 metus, kai gyvenu Palangoje, pirmą kartą mačiau tokią tvirtą mūsų miesto mero poziciją. Išsiaiškinsim, sudarysim darbo grupę, viskas bus padaryta, tai tikrinsim visus darželius, tokia ir turi būti tvirta mero pozicija. Bet kai aš turiu identiškas situacijas, kurias galiu palyginti, kai prieš 1,5 metų aš atskleidžiau, kad Palangos sporto centras dirbo absoliučiai be higienos leidimų, nesaugiai, buvo nesaugi aplinka bendruomeniai, kadangi vadovas yra konservatorius, tai vietoj to, kad būtų padrausmintas, aš nesakau, kad reikia žmogų paimti ir išmesti iš darbo, bet viešai buvo ginamas. Aš taip sakyčiau. Taip, bet tu pasveri tada situacijas ir tu galvoji, čia jau kvepia politika, čia kažkur darželį, taip, ta moteris neturi kažkokio politinio svorio ir dabar mes ją suvalgysim, bet iš tikrųjų tokia ir turi būti griežta pozicija tokiais kritiniais klausimais. Matai, bet tu gerai šitą patraukit, dėl ko man nepatinka Andrius Tapinas. Nes neginčia, ta prasme, kad kai kurie tyrimai yra jo tikrai puikus. Pavyzdžiui, aš irgi už tai, kad po čekiukų iš vis dalis politiko tiesiog iškeliautų į politikos šiukšlyną ir mes jų neturėtume, nes tai yra vagystė. Daugumoje atveju, bent jau tiek, kiek yra skelbiama, tikrai buvo vagystė, dokumentų klastojimas ir taip toliau. Bet aš norėčiau, kad nebūtų skirstoma pagal partijas. Tiesiog visiems vienodai. Aš norėčiau, kad vertinimas būtų vienodas. Ne? Man, pavyzdžiui, nepatinka, kad tas pats, aš nesu socdemų gerbėjas jokiais būdais, bet kad Sinkevičių visgi ten už 2 televizorius buvo nubaudę, o Gintarė Skaistė, pavyzdžiui, ten laikų grąžino 23 000 eurų ir tada jau jai nieko nevyko. Pats faktas buvo ir atvirkščiai, kad negrąžino pinigus, parodo, kad nepripažįsta, kad buvo padarytas nusižengimas. Bet tuo metu tęsė darbą kaip finansų ministrė. Tai va, taip ir tas pats Tapinas, kad jeigu jis griebia vienus, visiškai neliečia kitus, net labai didelės aferos. Kur jau jeigu su tokia auditorija, tai tikrai jau po mano Facebook postais dažnai rašo, o tai ką į tai Tapinas, jau čia kaip bajeris. Kaip autoritetas. Bet ne, čia kaip bajeris, jau atvirkščiai niekas nesitikė, kad jis tam tikros partijos kliurkas tirs. Tai aš tada jį ir traktuoju, kaip tai yra, dirbantis vienai politiniai jėgai, gal 2 politiniam jėgoms ir padeda savo autoritetu sudorot kitus. Tai... Aleksandrai, labai gerą pavyzdį davėt, iš tikro, paminėdamas, aš šitoj vietoj galbūt ir būsiu šiek tiek šališkas ne dėl to, kad aš priklausau partijai, bet yra čia Palangos miesto taryboje Svetlana Tučkė, iš tikro yra vienintelė moteris, nesvarbu moteris ar vyras, bet jinai vienintelė opozicijos atstovė, kuri dar išdrįsta kelti svarbias problemas, kažką viešinti ir nesenai pasirodė straipsnis. Iš karto, kai moteris gavo kanclerės darbą, tai automatiškai čia to tik ir laukia Palangos konservatoriai, kad galėtų sudirgti žmogaus reputaciją ir kalba ėjo būtent apie tuos čekiukus. Ir aš skaitau tą straipsnį. Panaudotos 56 kortelės mokėjimo ir aš pats paklausiau, sakau, Svetlana, aš pats prieš tokius dalykus. Sako, matai, ten buvo nuolaidų kortelės, aš mokėjau tik tai su savo kortele, sako, aš esu pateikusi viską pareigūnams ir žmogus užtikrintai sako, ir aš neturiu
kaip, čia net nėra kur kažkokio vietos kažkokie interpretacijai. Čia yra tas pats, kas, nu, aš pasakysiu pavyzdį, aš ateinu į iki parduotuvę, aš asmeniškai nuolaidų kortelių irgi neturiu. Tai aš pasiemu prieš mane stovinčio žmogaus, pasidarau nuolaidą, susimoku savo kortelę. Bet jeigu tu į tą situaciją nepasigilinsi ir tu ją pateiksi kaip kažkokį blogį, žmogus nepasigilinęs 56 kortelės, kad ten buvo nuolaidų kortelės, ane? Tai Nu, jau šitas. o Šilgelis kaip nuteistas dabar, nežinau, ar pažįsti tokį aktyvus irgi buvo tarybos narys, Artūro Zuoko gal dešinioji ranka kažkurio momentu. Tai žmogus irgi viską pilėsi už savo kortelės, bet tiesiog ne tik Vilniuje. Čia yra jo nusikaltimas, už ką yra, bet dabar jau pirmos instancijos teismas priėmė sprendimą, kad jisai kaltas dėl to, kad tiesiog, o jis važinėjus ten, turėjo darbą ir Šiauliuose, kažkaip, nu ir vas, kuriem buvo patogu, ten jis ir pilėsi. Neišlyzdamas iš kažkokių rėmų, viskas, bet toks dalykas. Kaip sakot, sakau, aš nei tais čeitkiukininkais Palangoje nesidomėjau, bet paprasčiausiai įsitraukiau sąrašą ir pasižiūriu. Pirmas 10, tai gal vienas žmogus ne iš konservatorių, patys didžiausi čeitkiukininkai, bet kažkodėl spaudoje atsidūrė socialdemokratė, moteris, kuri gavo poziciją. Tai va aš sakau tokio, kartais ir norisi tokio teisingumo, kurio greičiausiai niekada. Taip, aš irgi norėčiau, kad visus mes vienodai. Ir čia nepriklausomai nuo partijos. Vagis, pranešam. Ir atvirkščiai, nevagis, nu, tai koks skirtumas, kuriai tu partija priklausai, kodėl mes jį ten va, taip pat suvarinėjom. Tai tuomet būtų objektyvų, bet turbūt dėl to niekas nenori to objektyvumo. Kiekviena iš partijų nori turėti kuo daugiau valdžios, arba jeigu jau turi valdžioj, jeigu jinai yra valdžioj, tai nori ir išlaikyti tą valdžią, tai jai jos atiduot netinka ir dėl to jinai renkasi bet kokius metodus, kad tik išlikti valdžioje. Ir tuomet reiškia jau ir juodas PR'as, ir užsakomieji straipsniai, ir ten savo influenceriai, kas ten be palaikytų. Tai gaila socdemų, kad jie neturi savo influencerių, taip atrodo iš pastarųjų įvykių, kad tiesiog neturi. Čia gal kitam kartui dar paplėtoti temas, bet aš gal pabaigai pasakysiu, aš net vesdamas renginius Lietuvoje vaikams sakydavau ir sakau, galit siekti karjeros, galit kažką daryti, užteks vieno blogo žingsnio, tai yra 3 dalykai, kurie, nu, tokie pamatiniai. Pagarba, savigarba ir reputacija, kurių jūs už pinigus nenusipirksit. Tai va, jeigu mes sieksime tos trumpalaikės naudos, va, kaip sako, ten nesvarbu ar politiniai partijai, ar savo, tai tas kelias yra toksai trumpas, bet, nu, jeigu tu nori, kad tave atsimintų ar tave gerbtų žmonės ilgalaikiai perspektyvui, nu, tai daryk darbus, va, kaip sakau, neleis daug laiko, tiesiog sėdėk į kamerą, sakyk teisybę ir čia jokio montavimo profesionalaus nieko nereikia, jokių ekranų su bėgančiom raidelėm, va, atsisėdam, pasikalbam. Tai... Tiek prikiš, kad dar įrangą tau supirko kažkas. Ja, tikrai supirko. Išsisaugau čekius. Ja, tai įrangą aš turėjau podcastą, tai įrangą turiu nuo podcast'o, kas nežiūrėjo. Tai ačiū Aleksandrai, kad pakalbėjom. Gal kitą kartą, kai kalbėsim, pasirinksim kokį siauresnį ratą ir pasiskirsim ilgesnį laiką, kad pasidiskutuoti. Matau, kad esate darbe, nežinau kokiam ar savivaldybė ar kitam darbe. Aviacija mano pagrindinė darbovietė. Gerai. Ačiū, Matai, kad pakvietei. Linkiu neišskristi niekur, sėdėkit Vilniuje, darbuokitės miesto labui. Tai iki pasimatymo. Iki.